Trečia užduotis. Reiškinys x kvadratu minus 9 padalinta iš 2x kvadratu minus 6x turi prasmę kai. Na tai pilna yra tokių uždavinių per pupo testą. Mes turime žinoti, kad niekada negalime į trupmenos vardiklį įrašyti 0. Kodėl taip yra? Nes mes nemokame padalinti iš 0. Todėl čia 0 niekada negali būti. Na, 0 galėtų būti čia. Čia nėra lygtis, čia yra reiškinys. Tai mes tada turime dar pagalvoti, kad mums nereikės spręsti lygties, tai mes neturėsim konkrečių atsakymų, tai iš karto galime išbraukti, kad, trečias tas atsakymas, štai šitas nėra teisingas. Nėra. Taip, tai vadinasi, galime tuo apsibrėžti, o dabar mes turime galvoti, kaip negauti to 0, kuris yra vardiklyje. Tai mes galime išrašyti tokį vardiklį, kokį ir turime, tai 2x kvadratu minus 6x ir pasirašykime, kad tai negali būti lygu 0. Dabar, ką čia būtų galima padaryti, tai pastebėti, kad čia nėra pilna kvadratinė lygtis, vadinasi, yra tik paprastas x ir x kvadratinis, o ką tai duoda, tai, sprendimą labai specifišką, jeigu mes turime tik a ir b koeficientus, vadinasi, mums reikėtų kažkokį bendrą dauginamą išsikelti prieš skliaustus. Ir tuoj suprasime, kodėl taip yra. Tai čia 2x, čia bus x kvadratu ir tada bus minus 3, tam, kad būtų, tuoj paaiškinsiu, jeigu, tarkim, kažkas gal nežino, kodėl čia taip gaunasi. Mes, vadinasi, išsikeliam bendrą dauginimą prie skliausus, tai jeigu norėsim vėl atskliausti, mums reikėtų dauginti, čia vadinti fontanėlių. 2x kart, ir čia nesąmonė parašyta kažkodėl, 2x kart x yra tikrai 2x kvadratu, o 2x kart 3 yra tikrai minus 3 yra tikrai minus 6. Tai vadinasi, viskas yra teisingai. Dabar toliau mes matome, kad turime daugybę, kuri negali būti lygi 0. Tai kaip negauti 0? Tai vadinasi, tiek 2x negali būti 0, tiek x minus 3 negali būti 0. Nes, tarkim, vienas kart kažkoks skaičius turi būti lygus 0. Tai ką mums rašyti vietoj to langelio? Aišku, 0. Galim parašyti ir atvirkščiai. Ar ne? Dabar lygu 0. Tai čia galėtų būti irgi 0, ar ne? O dabar, jeigu nei vienas, nei kitas skaičius yra, sakykime, mes jo nežinom, bet žinom, kad sandauga lygi 0. Tai ir šitas turi būti teisė 0, ir šitas turi būti turi lygiai tokią pačią teisę būti lygus 0. Bet dabar yra labai svarbi vieta, kad mes čia turime nelygybę, taip? Tai vadinasi, negausime 0 tada, kada ir šitas nebus 0, kada ir kitas nebus lygus 0, taip, kai juos dauginsime. Tai užtat mes ir pasirašom, kad šitas dauginamasis nelygus 0 ir šitas dauginamasis nėra lygus 0. Jeigu dabar jau viskas aišku, tai belieka mums išsispręsti lygtis. Tai vadinasi, čia reikėtų viską pasidalinti iš 2, x gautų, kad negali būti lygus 0. Čia tiesiog trejetą perkelti į kitą pusę, kai perkeliam trejetą į kitą pusę, pasikeičia ženklas. Ir ką mes dabar matome? Mes matome, kad mes negalime paimti x 0 ir negalime paimti 3. Tačiau visi kiti skaičiai mums tinka. Ir mes matom 3 intervalus ir automatiškai gaunasi, kad mums yra tik 2 atsakymai tinkami, reiškia, kurie turi po 3 intervalus. Tai matome, pirmas eina nuo minus begalybės iki 0 ir realiai galiu nebetikrinti jokių kitų atsakymų. Atsakymas bus paskutinis. Kviečiu registruotis pamokai per Calendly, daugiau video Contribui bei Patreon platformose, visa informacija yra saldžiosšaknys.com.